Akcijų rinkos fiksavo prasčiausią savaitinį rezultatą per pastaruosius 5 metus. Kodėl patyrėme tokį stiprų kritimą? Sveiki, šiandien balandžio 6 diena ir aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu užfiksuotus rekordinius pokyčius rinkose, JAV tarifų įtaką ir vertinimą bei pagrindinius JAV ir eurozonos makroekonominius rezultatus. Akcijų rinkos rekordiškai krito reaguojant į Donaldo Trumpo administracijos įvestus didesnius nei tikėtasi tarifus prekybos partneriams. Prekybos politikos pokyčiai paskatino rinkos dalyvių baimės dėl mažesnio ekonomikos augimo, infliacijos atšokimo ir galimos recesijos. Per savaitę S&P 500 indeksas krito apie 9%, o Nasdaq 100 ir Russell 2000 susitraukė apie 9,7%. Tai buvo prasčiausias S&P 500 savaitinis pasirodymas per pastaruosius 5 metus. Rinkose geriausiai laikėsi gynybiniai sektoriai, būtinojo vartojimo prekių ETF fondas XLP krito tik apie 2,4%, o komunalinių paslaugų ETF XLU susitraukė apie 4,4%. Pastarąją savaitę rinkose dominavo raudona spalva ir buvo pamušti keli įspūdį keliantys rekordai. Tai buvo prasčiausia savaitė JAV ir pasaulio akcijoms nuo 2020 metų kovo. Magnificent 7 akcijos prarado maždaug 1,4 trilijonus JAV dolerių kapitalizacijos. Penktadienį buvo fiksuota didžiausia apyvarta JAV akcijų rinkos istorijoje. VIX kintamumo indeksas, vertinamas kaip investuotojų baimės rodiklis, fiksavo didžiausią savaitinį kilimą nuo 2020 metų vasario mėnesio. Naftos kainos krito apie 11%, tai yra daugiausiai nuo 2023 metų kovo. JAV tarifų įvedimas buvo didžiausias šio amžiaus ekonominis sukrėtimas remiantis Economic Policy Uncertainty Index. Kinija bei keletas kitų šalių įvedė atsakomosius tarifus, kurie tik dar labiau aštrino situaciją ir prisidėjo prie pasaulinės prekybos politikos neapibrėžtumo. Po pranešimo apie tarifus, lūkesčiai dėl palūkanų mažinimų 2025 metais reikšmingai išaugo. Ekonomistai ir investuotojai tikisi, kad neigiamos tarifų pasekmės turėtų paskatinti Fed mažinti palūkanų normas, jog būtų išlaikytas ekonomikos augimas bei sveika darbo rinkos situacija. Fed valdybos pirmininkas teigia, kad ekonomikos neapibrėžtumas išlieka aukštas ir kritimo rizikos reikšmingai išaugo. Jerome Powell minėjo, kad aukštesni nei tikėtasi tarifai tikėtina prisidės prie aukštesnės infliacijos ir mažesnio augimo. Žvelgiant į makroekonominius duomenis, buvo sulaukta prastesnių nei tikėtasi JAV gamybos sektoriaus duomenų, kuriems įtakos turėjo įsigaliosiantys tarifai. ISM instituto gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas krito nuo 50,3 iki 49 punktų ir po 2 mėnesių plėtros grįžo į susitraukimo zoną. Naujų užsakymų kiekis krito 2 mėnesį iš eilės, o kainos reikšmingai kilo. Tuo tarpu paslaugų sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas jau 9 mėnesį išsilaikė aukščiau 50 punktų ribos ir žymėjo sektoriaus augimą bei plėtrą. Tiesa, indekso rezultatas reikšmingai krito nuo 53,5 iki 50,8 punktų bei žymėjo neigiamą pastarųjų kelių mėnesių tendenciją. Verta atkreipti dėmesį, kad darbo rinkos rezultatai buvo išskirtinai stiprūs. Tuo pasididžiuoti nevengia ir pats Donaldas Trumpas. Naujai sukurtų darbo vietų skaičius kovo mėnesį siekia net 228 tūkstančius, kai ekonomistai prognozavo padidėjimą 100 tūkstančių. Geresni nei tikėtasi darbo rinkos rezultatai reiškia, kad JAV darbo rinka išliko tvirta, nepaisant išaugusio neapibrėžtumo dėl prekybos politikos ir infliacijos lūkesčių. Tiesa, pozityvūs rezultatai nedaug prisidėjo prie investuotojų nuotaikų pagerėjimo, kadangi rinka daugiausiai dėmesio skyrė galimam naujos tarifų politikos poveikiui ateityje.
Tuo tarpu saugių obligacijų kainos stipriai kilo, kadangi investuotojai ieškojo saugumo užutėkio. JAV iždo 10 metų obligacijų pajamingumas krito nuo 4,2 iki 4 procentų. Tiesa, stipriausią augimą patyrė saugios investicinio kredito reitingo obligacijos, tuo tarpu žemesnio kredito reitingo aukšto pajamingumo obligacijų kainos daugeliu atveju krito. Europos akcijų indeksas STOXX Europe 600 per savaitę krito apie 8,4 procento ir taip pat fiksavo didžiausią kritimą per pastarus 5 metus. Vokietijos DAX ir Prancūzijos CAC 40 indeksai krito apie 8,1 procento, o Jungtinės karalystės FTSE 100 susitraukė apie 7 procentus. Pasak Bloomberg, reaguojant į išaugusį neapibrėžtumą dėl JAV prekybos politikos, Europos centrinio banko valdyba yra pasiruošusi padaryti pertrauką nuo palūkanų mažinimo. ECB prezidentė Christine Lagarde, duodama interviu, taip pat laikėsi atsargos ir nuogastavo dėl potencialios tarifų įtakos infliacijos augimui ir mažesnio pasaulio ekonomikos augimo. Nepaisant to, finansų rinkos duoda apie 90 procentų tikimybę, kad ECB sumažins palūkanų normas artėjantį balandžio mėnesio susirinkimą. Infliacijos lygis eurozonoje sumažėjo iki 2,2 procentų ir dar labiau priartėjo prie 2 procentų ECB tikslo. Infliacija buvo mažesnė nei tikėtasi tiek eurozonoje, tiek Vokietijoje. Tokie duomenys prisidėjo prie investuotojų lūkesčių dėl palūkanų mažinimo. Be to, Vokietijoje vasario mėnesį mažmeniniai pardavimai augo net 0,8 procento, kai ekonomistai tikėjosi kilimo 0,1 procento. Tiesa, Vokietijos gamyklų užsakymai vasarį išliko tokiame pačiame lygyje kaip ir sausį, nors analitikai prognozavo net 4,5 procentų augimą. Bendrasis eurozonos HCOB pirkimo vadybininkų indeksas praeitą mėnesį pakilo nuo 50,2 iki 50,9 punktų ir trečią mėnesį iš eilės išliko plėtros zonoje. Geresnį rezultatą demonstravo paslaugų sektorius, kuris reikšmingai viršijo analitikų lūkesčius. Ataskaitoje pabrėžiama, kad verslo atstovai nuogastavo dėl naujų JAV tarifų. Tiesa, bendrai verslininkai gan teigiamai vertina dabartinę aplinką, atsižvelgiant į tai, kad praeitų metų pabaigoje buvo tikimasi recesijos. Europos vyriausybių obligacijos praeitą savaitę taip pat stipriai kilo. Vokietijos 10 metų obligacijų pajamingumas krito nuo 2,73 iki 2,58 procento. Ateinančios savaitės įvykiai. Trečiadienį sulauksime paskutinio FOMC susitikimo santraukos. Ketvirtadienį bus pranešti Kinijos kovo mėnesio infliacijos duomenys. Tikimasi, kad metinė infliacija sieks 0,1 procento. Taip pat ketvirtadienį infliacijos duomenys skelbs Jungtinės Amerikos valstijos. Ekonomistai prognozuoja, kad metinė infliacija mažės nuo 2,8 iki 2,6 procentų. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.